Na, o dabar keliaujame toliau prie trečiosios temos. Amžiui draugiška aplinka Lietuvoje. Europos sveikatos senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimo rezultatai. Ir šią temą pristatys Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto profesorius Antanas Kairys. Labadiena, profesoriau. Gerbiamas Antanas Kairys, nuo 2015 metų yra Europos sveikatos senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimo Lietuvos šalies komandos lyderis ir Vilniaus universiteto psichologijos instituto taikomosios psichologijos laboratorijos vadovas. Viską teisingai pasakiau. Ir tai dar ne viskas. Pastaruoju metu jis atlieka tyrimus vyresnio amžiaus asmenų gerovės, patikėjimo melagienomis bei išėjimo į pensiją psichologinių aspektų srityse. Taigi, labai įdomu, profesoriau, klausome. Sveiki, girdžiuosi. Atsiprašau dėl kaukės, keipėjos po infekcijos, turėčiau būti nebe užkratus, bet maža ką. Geriau būsiu su kaukė. Tai gerai, tai tada jau prie pačio pranešimo ir man labai džiugu, kad man nereikės mano pirmųjų 2 skaidrių. Nes jos yra apie amžiui palankę arba amžiui draugišką aplinką ir mes puikiai apie tai girdėjome pirmajame pranešime iš pirmų lūpų. Tai aš tiesiog jas praleidžiu ir einu toliau. Ir kaip bus sudarytas visas pranešimas, jo bazinė idėja yra tokia, kad aš naudosiuos Europos sveikatos senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimo duomenimis ir darysiu tam tikrą prasme tokią laisvą interpretaciją apie tai, ką mes iš jų galime pamatyti apie kiekvieną amžiui draugiškos aplinkos aspektą, ką galime pamatyti apie fizinę aplinką, ką galime pamatyti apie socialinę aplinką ir ką galime pamatyti apie viešasias paslaugas. Ir tai nebus išsami ar kažkokia gili analizė, labiau keletas pavyzdžių, bet tuo pat metu tai leidžia susidaryti tam tikrą įspūdį apie tai, kaip mes šiuo metu gyvename Lietuvoje. Ir jeigu gerbiamas Boguslavas sakė, kad jis parodys truputį tokį jau labiau iššūkius atspindinti vaizdą, tai aš manau, kad mano bus dar truputį labiau. Tai va. Ir apie patį tyrimą. Tai Europos sveikatos senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimas, arba SHARE, aš turbūt dar ne kartą pasakysiu SHARE būtent, nes tai yra santrumpa, yra didelis tarptautinis tyrimas, jis apima 50 ir vyresnius žmonės. Šiuo metu mes jau turime surinkę daugiau nei 100, man atrodo, 50 000 respondentų ir jie, kadangi yra apklausinėjami reguliariai, stengiamasi tuos pačius respondentus sugaudyti kas 2 metai. Kitaip sakant, tyrimas yra longitudinis, mes esame surinkę virš 500 000 interviu. Tai va, tai čia per visą Europą. Ir dalyvauja visa Europos Sąjunga, išskyrus Airiją, kuri turi savo atskirą tyrimą. Bet vietoj Airijos duomenų mes turime kitų 2 valstybių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, tai yra Izraelio ir Šveicarijos duomenys. Tai iš tikrųjų bet kuriuo atveju yra platus tyrimas, kuris leidžia apžvelgti daugelį dalykų. Ir kaip ir minėjau, tai yra longitudinis tyrimas, tai reiškia, mes renkame duomenys kas 2 metus. Ir šiuo metu vykdoma 10. banga, o aš pristatysiu duomenys daugiausiai iš 9. bangos, kuri buvo rinkta 2021-2022 metais. Lietuva startavo labai vėlai palyginti, jeigu pirmoji bangoje jau buvo 11 šalių, mes prisijungėme 7. bangoje, tai yra 2016-2017 metais. Ir šiuo metu galime analizuoti 3 bangų plus COVID laikų duomenys, 2 specialių COVID apklausų duomenys. Tai va, ir SHARE tyrimas yra labai platus. Ten yra iš tikrųjų klausimai apie beveik bet ką. Tai, mano mėgstamas pavyzdys yra, mes galime ten rasti, kaip dažnai valgo ankštinės daržovės, pupeles arba kiaušinius. Tai Lietuvoje, taip, nei daug, nei mažai, 12,5% valgo kasdien, bet graikai kažkodėl nemėgsta. 1,4% graiko kasdien valgo ankštinės daržovės, pupeles arba kiaušinius, tuo tarpu Portugalijoje tai yra duona kasdieninė. Tai va, kodėl nežinau, ne mano sritis, tikrai mitybos ypatumai skirtingose Europos šalyse
turbūt reikėtų čia jau mitybos specialisto, bet tiesiog kaip iliustracija tai yra klausimas, kuris yra tyrime ir mes jį galime analizuoti. Taigi, einant prie jau senėjimui draugiškos aplinkos situacijos ir norėtųsi pradėti nuo fizinės aplinkos. Ir čia paveiksliukai prie įvadinių skaidrių yra tai, kaip dirbtinis intelektas įsivaizduoja reikalus. Ir čia jau mano prašymas yra pavaizduoti fizinę aplinką ir seniorus fizinėje aplinkoje, ir tai štai jums dirbtinio intelekto interpretacija. Aha, jo, taip, man tas irgi užkliuvo ir po to, man atrodo, reikės pažiūrėti kitose paveiksliukuose, kaip bus, bet jo, moteris tik viena. Ir kas geriausia šitoje vietoje, dar su rankom viskas tvarkoja. Kai kur buvo problemų su rankom, kur buvo 3 rankos arba kažkas panašaus. Atsimenu, dar kai prieisim prie viešųjų paslaugų, ten bus dar vienas variantas, kur bus, manau, kad išgirsiu komentarą iš auditorijos. Tai va, bet aš nekaltas, čia dirbtinis intelektas. Gerai. Taigi, fizinė aplinka. Ir čia įeina toks reikalas kaip transportas ir mobilumas. Ir vat būtent čia yra tas sritis, kur aš nelabai turiu ką parodyti, nes čia ir tiesioginių klausimų apie naudojimąsi transportu nėra. Ką mes turime? Mes turime informaciją apie tai, kiek laiko užtrunka žmonės, važiuodami 50 plus metų žmonės, važiuodami į darbą arba į savanorystės vietą. Ir čia yra vakar dienos, imant tik tos žmonės, kurie sakė, kad tai yra normaliai įprastinė jų diena, duomenys, ir mes matome, kad Lietuva yra labai arti vidurkio, labai arti vidutinio šėro tyrimo dalyvio, ir Portugalijoje vyrai labai ilgai užtrunka važiuodami, moteris santykinai, Nyderlanduose visi santykinai ilgai užtrunka, Liuksemburge, kažin kodėl apačioje yra Liuksemburgas ir Malta. Tai jie važinėja santykinai trumpiausiai į darbą arba į savanorystės vietą. Tai va. Kas galbūt yra šiek tiek išsamiau ir įdomiau, yra situacija su namais. Ir šiuo atveju vėlgi mes turbūt turime pripažinti tą faktą, kad su amžiumi gali reikėti specifinės namų aplinkos. Tai yra dėl mobilumo problemų ar dėl kažkokių kitų problemų gali reikėti tokių dalykų kaip ranktūriai, galbūt kažkoks tai pandusas įvažiavimui, galbūt liftas, galbūt kažkokie tai aliarmo mygtukai ir panašus dalykai. Tai šio tyrime yra klausimas apie tai, ar namuose yra kažkokie, mano minėti, namų pritaikymai, namų aplinkos pritaikymai. Ir čia šitame grafike galime matyti procentą žmonių, kurių turi bent vieną kasdieninės gyvenimo veiklos apribojimą. Kas yra kasdieninės gyvenimo veiklos apribojimas? Šitą aš minėsiu dar ne kartą. Tai yra tokie sutrikimai, kaip pavyzdžiui, žmogus sako, man yra sunku nueiti 100 metrų. Man yra sunku užlipti vieno laiptų aikštelę ar kas nors panašus, kitaip sakant, mes kalbame apie rimtesnius sveikatos sutrikimus. Tai va, tai čia yra procentas žmonių, kurie turi bent vieną tokį sveikatos sutrikimą, dalį jų turbūt tikrai nereikia jokio pritaikymo, nes tas sutrikimas gali nebūtinai riboti jų būtent namuose judėjimo funkcijas, bet vis tiek. Ir mes matome labai didelius skirtumus. Tai yra Nyderlanduose, Vokietijoje ar Izraelyje mes turime 50+ % žmonių, kurie turi bent kažką pritaikytą namuose, Lietuvoje mes turime 21% ir visgi priklausom šalių grupiai, kur truputį mažiau namų yra pritaikyta. Jeigu apskritai žiūrėsime į visą situaciją ir kaip lengva yra patekti į namus, tai yra, ar yra barjeras, tai yra didelis laiptų kiekis, tai šiuo atveju Lietuva atrodo santykinai visai vidutiniškai, kaip mes pasižiūrėsime į visą peizažą. Tai čia yra klausimas apie tai, kiek laiptelių reikia užlipti, norint patekti į būstą. Ir jeigu yra liftas, tai, ta prasme, pavyzdžiui, tu eini plokščiai iki lifto, užkyli ir eini į butą, nepaisant to, kad ten yra 16 aukštų, tai yra 0 laiptelių, nereikia. Tai čia yra tik tai tie laipteliai, kurių negalima išvengti. Taigi, Belgijoje žmonės gyvena plokščiose namuose, įdomus dalykas Izraelyje yra vis truputį kitaip, bet Lietuva šitoje vietoje atrodo daugmaž vidutiniškai.
Tai va, tai neturime labai didelio aukščio problemos ir kažkas tokio. Šokant prie kitos sferos, jau socialinės aplinkos, irgi dirbtinio intelekto interpretacija, kaip turėtų atrodyti vyresnio amžiaus žmonių klubas. Truputį nestereotipiškai, taip man atrodo. Įdomiausia, kad viena moteris mezga, o kita dažo mezginį. Tai kažkas tokio. Tai va, tai čia irgi dirbtinis intelektas taip įsivaizduoja, kaip turėtų atrodyti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimas. Aš tikiuosi, kad dirbtinis intelektas neužvaldys pasaulio ir mes negyvensim pagal jį. Gerai. Ką aš čia labiausiai norėčiau akcentuoti, tai yra socialinis aktyvumas. Koks procentas žmonių, ir aš paėmiau 2 šalis, tai yra Lietuva ir Danija. Lietuva dėl to, kad mes kalbam apie Lietuvą, Danija dėl to, kad tai yra, jeigu žiūrėsim kiekvieną iš šitų 4 sričių, būtų galima rinktis iš Danijos, Švedijos arba Nyderlandų, kas pirmauja. Tai yra, viena iš šitų 4 šalių ir aš pasirinkau Daniją. Nežinau, man tiesiog patiko, nes bet kurioje šitų sričių, kai kur pirmauja Švedija, kai kur pirmauja Nyderlandai, kai kur pirmauja Danija. Tai bet kuriuo atveju Danija yra labai neblogas palyginimo etalonas. Tai va, tai lyginant Lietuvą ir Daniją mes matome, kad yra gana dideli skirtumai. Lietuvoje savanoriavo 2,6%, Danijoje savanoriavo 31,8%, 60 plus sulaukusių žmonių. Tai 65 plus sulaukusių žmonių. Mokestis skirtumas netoks didelis, bet visgi Lietuvoje apie 3%, Danijoje apie 11%, klubas milžiniškas skirtumas. Lietuvoje sporto arba socialinį, klausime tai yra sudėta į vieną, bet bent kokio pobūdžio klubą Danijoje lankė beveik 60%, 56,6%, Lietuvoje tuo tarpu 4,4%. Na ir galų gale politinės ar bendruomenės organizacijos veikloje dalyvavo 9,9% Danijos vyresnio amžiaus gyventojų, Lietuvoje tuo tarpu mes turime 3,4%. Tai va, šitoj vietoj aš panašius duomenis pristatinėjom praeitą savaitę ir iš auditorijos gavau klausimą, bet pala. Jeigu mes žiūrėsime į sveikatos situaciją, ar ne, tikėtina sveiko gyvenimo trukmę Lietuvoje ir Danijoje, mes matysime milžinišką skirtumą. Pakankamai didelį, galbūt ne tokį milžinišką, bet visgi pakankamai ryškų skirtumą. Tai yra Lietuvoje tikėtina sveiko gyvenimo trukmė, būtent sulaukus 60 metų, yra 64,2 metai, tuo tarpu, jeigu mes žiūrėsime į Daniją, jinai yra 70,1 metai. Reiškia, mes turėtumėm turėti omeny, kad Danijos vyresnio amžiaus žmogus yra gerokai sveikesnis. Mes galime tai atsižvelgti. Ir šiuo atveju mes turime dabar galimybę pasižiūrėti, kaip tai atrodo, jeigu mes žiūrėsime į žmonės, kurie turi sveikatos ribotumų. Tai jau mano minėti kasdieninės gyvenimo veiklos ribotumai. Tai yra, kai žmogus arba turi juos sunkesnius, nes aš čia paėmiau 2 grupės. Anksčiau buvo tik tai viena, čia jau 2 grupės. Tai yra arba nueiti 100 metrų, arba, nežinau, savarankiškai pasiruošti maistą. Ir kita grupė apie tokius labiau instrumentinius, pavyzdžiui, ar lengva naudotis žemėlapiais, ar gali atlikti kitus kasdieninius veiksmus. Kitaip sakant, ar žmonės turi kažkokių tai iššūkių susidorojant su kasdieninio gyvenimo veikla. Taigi čia yra parodyta tik tai tie žmonės, kurie turi bent vieną ribotumą. Ir visgi mes matome tos pačius skirtumus. Tiek Lietuvoje visais atvejais yra mažiau, Danijoje visais atvejais yra daugiau, bet aišku, žmonės, kurie turi sveikatos iššūkių, mažiau dalyvauja bendruomeninėse socialinėse veiklose. Ir galų gale, jeigu pasižiūrėsime visą bendrą peizažą, tai šiuo atveju žiūrint į žmonės, kurie neturi ribotumų, nei Lietuvoje, nei Danijoje, šitie skirtumai yra dar didesni. Kitaip sakant, čia turbūt yra viena iš tų puikiausių vietų, kur mes galime tikrai padaryti didelį žingsnį į priekį ir skatinant tokias veiklas kaip vyresnio amžiaus žmonių savanorystė, tiek turinčių kažkokių tai sveikatos ribotumų, bet dar galinčių dalyvauti veikloje, tiek esančių vyresnio amžiaus, bet neturinčių sveikatos ribotumų, galėtų būti didelis žingsnis judant į vyresnio amžiaus žmonių įtraukimą į amžių draugiškas bendruomenes.
Dar vienas dirbtinio intelekto paveikslėlis apie tai, kaip turėtų atrodyti viešosios paslaugos. Čia buvo, aš paprašiau, kad man nupieštų, ir aš prašiau angliškai, tai lytis neatsiskleidė, socialinį darbuotoją su vyresnio amžiaus žmogumi. Tai gana stereotipiškai vėlgi šiuo atveju mes turime. Tai va, bet šitoj vietoj, kadangi į šią grupę patenka ir naudojimasis internetu, ką mes matome? Iš tikrųjų, čia aš paėmiau duomenis iš COVID laikų. Tai yra, koks procentas 50-64 metų žmonių COVID pandemijos metu naudojosi internetu. Pripažinkim, tai buvo tas laikas, kai internetas tikrai buvo ypač svarbus, palaikant ryšius tiek su bendradarbiais, jeigu žmogus dar dirba, tiek su artimaisiais draugais ir panašiai. Tai čia yra žemėlapis paspalvota nuo daugiausiai, kur yra raudona, iki geltona, kur yra mažiausiai. Ir šiuo atveju, jeigu pasižiūrėsim skaičiukus, tai taip visai galėtų būti geriau, bet nieko. Lietuvoje 73% mūsų respondentų naudojasi internetu, tuo tarpu Švedijoje turėjom 98%, vidurkis yra 75%. Tačiau, jeigu pasižiūrėsime į 65 plus žmonės, šiuo atveju šitas skirtumas yra didesnis. Ir mes matome, kad yra šalių, kur 81% vyresnio amžiaus žmonių COVID pandemijos laikotarpiu naudojasi internetu, tuo tarpu mūsų 65 plus respondentų tarpe tokių buvo tik tai 36%. Tai čia šitą skirtumą mes matom didesnį. Ir šitas skirtumas matosi dar vienoj srity, dėl ko yra man truputį neramu ir tuo pat metu mes turime sritį, kur galimas pagerėjimas ir iš tikrųjų žingsnis vyresnio amžiaus žmonių geresniam gyvenimui, tai yra vyresnio amžiaus žmonių, tai yra 50 plus šiuo atveju, dirbančių, atsakymai klausimus, ar darbe reikia naudotis kompiuteriu. Taigi šiuo atveju Lietuvoje pusė maždaug respondentų sako, kad jų darbe reikia naudotis kompiuteriu, Suomijoje mes tokių turime 86%. Ir šitoj vietoje galvojant, o kokie darbai šiuo metu nereikalauja naudotis kompiuteriu. Tai dažniausiai mes kalbėsim apie fiziškai sunkesnius, galbūt nekvalifikuotus darbus. Tai iš tikrųjų ta darbo aplinkos pokytis, kad vyresnio amžiaus žmonės įsitraukia į aukštesnės kvalifikacijos darbus, galėtų būti žingsnis, kuris irgi gerina jų gerovę. Jeigu mes žiūrėsim žmonės, kurie šiuo metu jau yra pensijoje ir jiem yra tarp 56-75 metų ir klausimas, ar jie paskutinėme darbe naudoja kompiuterį, tai skirtumas yra dar didesnis. 70% Suomijoje, 30% Lietuvoje. Ir galbūt tai atsiliepia prieš tai mano rodytojams duomenims, kad vyresnio amžiaus žmonės, 65 plus metų žmonės ir COVID pandemijos metu nenaudojo kompiuterio, nes jie neturėjo sąlygų jo naudoti darbe. Taip. Šitą aš gal praleisiu. Taip. Na ir galų gale dar vieni duomenys apie tai, kaip atrodo paslaugų namuose gavimas. Ir čia eina kalba apie tai, kokios tai yra paslaugos. Tai yra tokios paslaugos kaip pagalba apsitvarkant buityje, kaip maistas į namus. Po to aš parodysiu, yra 4 grupės. Tai va, tai čia yra procentas žmonių, kurie gauna bent vieną paslaugą. Ir ne šiaip čia yra žmonės, vėlgi čia yra atrinkti tie žmonės, kurie turi kasdienio gyvenimo veiklos ribotumo. 65 plus amžiaus grupė ir turi bent vieną sveikatos problemą. Ne visiems jiem reikia paslaugų. Dalis jų puikiai funkcionuoja namuose ir tikrai nereikia kažkokių tai paslaugų, bet daliai reikia. Kitas dalykas, čia yra bendrai apimtos ir mokamos, ir nemokamai savivaldybės teikiamos paslaugos ar kažkokių kitų paslaugų teikėjų teikiamos paslaugos. Tai tą reikia turėti omeny ir kai kuriuose šalyse būtent mokamos paslaugos gali būti išvystytos. Tai bet šiuo atveju mes matome, kad mes priklausom šalių grupiai, kur santykinai nedaug žmonių, kurie turi kasdienės veiklos ribotumų, gauna paslaugas namuose. Tai va, tai bendrai būtų taip vidutiniškai apie 28%, pas mus yra apie 10%, tuo tarpu Belgijoje ir Izraeliu mes turime tarp pusės ar net 66%. Na, Izraelis yra ne Europos Sąjungos šalis ir visgi galbūt turi ten daug daugiau specifikos, todėl aš palyginau su Belgija, kokios gi yra tos paslaugos ir
kiek kas ką gauna, tai šiuo atveju mes matome turbūt didžiausią skirtumą pagalbą tvarkantis buityje. Pavyzdžiui, palaikant švarą, lyginant drabužius ir panašiai, tai šiuo atveju 46% vyresnio amžiaus Belgijos gyventojų, kurie turi sveikatos ribotumų, gauna šitokio pobūdžio paslaugą, Lietuvoje apie 8% mūsų respondentų šiuo atveju. Na ir jau, kadangi laikas po truputį tiksi ir einant prie apibendrinimo, o kam visa tai? Ta prasme, visos paslaugos ir viskas. Ir interneto naudojimai, ir įtraukimai bendruomenė. Mano galva, visa tai labai gražiai susisieja su viena psichologinė teorija, kuri kalba apie tai, o kas turi būti, kad žmogus būtų laimingas. Ir jinai kalba apie tai, kad žmogui reikia 3 bazinių poreikių patenkinimo. Ir šita teorija sako, jinai vadinama savideterminacijos teorija, bet tai turbūt netaip svarbu, jinai sako, kad žmogus turi 3 bazinius poreikius – autonomiją, kompetenciją ir susietumą. Tai yra, mes visi norime galėti priimti sprendimus, būti savarankiški ir patys būti veikėjai, o ne aplinkybių aukos. Mes visi norime turėti ryšių su kitais žmonėmis, sulaukti iš jų palaikymą arba suteikti jiem palaikymą. Na ir galų gale mes visi norime jaustis kompetentingi, tai yra gebėti atlikti tam tikrus dalykus, jaustis, kad mes esame naudingi ir iš tikrųjų suteikti tam tikrą naudą. Ir tai vėlgi labai susišaukia su pirmoji pranešimu, kur šiuo metu eina kalba apie tai, kad vyresnio amžiaus žmonės ne tik tai jų baziniai poreikiai turėtų būti tenkinami, bet ir jie ir gali būti naudingi mūsų visuomeniai ir yra naudingi. Tai šiuo atveju kompetencija vienu metu yra naudinga ir asmeniui, kompetencijos poreikio patenkinimas, bet jis tuo pat metu duoda grąžą ir bendruomeniai. Tai susijant tai, ką aš rodžiau skaidres anksčiau, apie sritis, kuriuose yra kokia situacija šiuo metu Lietuvoje ir kur mes galime tikrai dar padaryti žingsnį į priekį, ir bazinius poreikius, man matytųsi tokie persidengimai. Kad jeigu mes žiūrėsime į autonomijos poreikio patenkinimą, iš tikrųjų socialinės paslaugos, kurios teikiamos namuose ir kurios yra orientuotas į žmogaus savarankiškumo palaikymą arba savarankiškumo atstatymą, atrodo kaip santykinai tas sritis, kuri galėtų būti svarbi. Na ir pajamos savo ruožtų irgi gali suteikti žmogui autonomijos. Tada susietumas yra tas sritis, kur tikrai irgi turime kur pajudėti, ypač su tokiais dalykais kaip savanorystė, įsitraukimas į bendruomenės ar politinių organizacijų veiklą. Na ir taip pat, ko aš nerodžiau, bet tai irgi buvo užsiminta ir profesoriaus prieš tai pristatymę, tai yra vienišumą mažinančios paslaugos. Na ir galų galio kompetencija, vėlgi, ta pati savanorystė vienu metu gali būti naudinga, kalbant ir apie susietumą, ir apie kompetenciją. Tai yra įgūdžių sukauptų per gyvenimą panaudojimas. Na ir išlikimas darbo rinkoje, išlikimas kvalifikuotame darbe, jeigu žmogus to nori, irgi yra ta vieta, kur kompetencijos poreikis gali būti patenkinamas. Taigi, tiek uždėmesį. Taip, vienoje vietoje man užkliuvo jūsų toks, sakyčiau, sureikšminimas to kompiuterio ir naudojimas internetu. Reikalas tas, kad iki 79 metų aš dirbau su vaikais ir buvau iki mokyklinio amžiaus vaikų muzikos mokytoja, net ir per COVID. Tai ką noriu pasakyti, kad naudojimasis gyvų balsų ir gyvų žmogum šitokia amžiaus vaikam, o šiuo metu aš dirbu su pagyvenusiais žmonėmis ir esu choro vadovė, tai nedrįstu su absoliutinti kompiuterio įtakos ir sakyčiau, kad mano gyvas dainavimas, gyvas kalbėjimas yra daug didesnė vertybė ir aš 100% nesuabsoliutinčiau. Ką jūs manote šitai? Iš vienos pusės jūs esat visiškai teisi, kad gyvas bendravimas su žmogumi yra absoliučiai svarbus ir vertingas. Iš kitos pusės, nors tai ir netobulas, bet tai yra visgi matas apie tai, kokias darbovietės mes kalbame. Nes vis mažiau yra darbo vietų, kur žmogus gali nesinaudoti kompiuteriu. Tame tarpe ir kalbant apie mokytojo darbą. Iš tikrųjų, tos technologijos jos vis labiau skverbėsi ir todėl, kai mes matome dirbančiųjų,
kurie nenaudoja kompiuterio procentų skirtumus, tas yra ir indikacija apie darbo vietos kokybę. Ir taip pat, kai mes kalbam apie COVID laikus, na, kaip aš ir sakiau, kompiuteris buvo ta vieta, kuri padėjo palaikyti socialinius ryšius, kai buvo viskas uždaryta. Na taip, tačiau čia paskutinėm dienom susidūriau, vėlgi atėjo žmogus, naujas žmogus, atėjo į kolektyvą ir tiesą sakant, tebeturiu fizinės galimybės, turiu balsą, galiu dainuoti, tačiau išsiskyrė tie žmonės, kurie lankė anksčiau, žino mano balsą, galėjimą dainuoti ir gebėjimą dainuoti, tačiau jis aiktelėjo, kaip jam yra gražu, kada dainuoja gyvas žmogus ir noriu pasakyti, kad tas poveikis buvo kur kas didesnis negu klausant įrašo. Pilnai pritariu, gyvo žmogaus dainavimas tikrai geriau negu įrašas. Remigijus Tavilevičius, vyresnio amžiaus žmonių, pagyvenusių žmonių asociacija Vilniaus miesto. Noriu šiek tiek replikuoti. Čia, dėl to, kad iš tikrųjų yra didžiulė problema, mūsų organizacija yra apie 900 narių ir sukomunikuoti su jais nežmoniškai yra sunku, įtraukti juos reiškia. Tai bandom ten per SMS žinutės, ten per tai, bet tai būtent replika tokia būtų, kad vis dėlto ta skaitmeninis raštingumas, jis yra būtinas šiais laikais, jeigu nori suvaldyti didelius srautus informacijos ir bendrauti su dideliu kiekiu žmonių. Tai tiek aš tik noriu. Čia buvo minimi savanorystės skaičiai palyginant su danais ir paslaugų namuose dalykai. O čia kaip tik mes prieš savaitę turėjom pensininkų svečių grupę iš Danijos, diskutavom visą savaitę su jais apie įvairius aspektus. Ir įdomus dalykas, ar čia šitam vertinama, šituose tyrimuose, ar vertinama Lietuvos specifika, kad kai kalbam apie savanorystę, juk didelės krūvis Lietuvoje krinta ant artimųjų pečių. Ir tą jie daro ir neskaičiuojami, kad jie savanoriai. Daro gaudami išvaržas ten ir kitos dalykus prižiūrėdami ir teikdami namuose paslaugas. Pagal statistiką, kiek girdėjau, kad Lietuvoje socialinės sistemos paslaugas, tai ir valstybės, ir privačios, ir kitos, tai maždaug artimiesiems gula 3 dalys, viena iš tos valstybės ir privačių sistemos. Pas tokius kaip danus, 1 prie 1, reiškia. Tai čia, ar šitas vertinta? Ačiū. Taip, bet aš tikrai nesu pasiruošęs duoti duomenų, nes neanalizavau jų, bet taip šitą informaciją mes turim. Ir iš tikrųjų čia turbūt būtų absoliučiai atskira tema ir atskiras pranešimas apie tai, kiek ta neformali arba šeimos teikiama slaugos ar kažkokio tai pagalbos namuose situacija skiriasi skirtingose šalise. Tai šiuo atveju jis tikrai palietė svarbią temą, bet aš apie ją dabar nieko negaliu pasakyti. Galiu klausimą. Žiūrėkit, man iškilo klausimas dėl metodikos. Kaip vienas kaip pavyzdys dėl savanoriavimo. Ar šalyse yra vienodai suprantama ta savanorystė? Mano kolega tą klausimą paminėjo. Vienas dalykas, kaip jinai aprašoma oficialiai, kai jūs daro tą tyrimą. Ir kitas dalykas, kaip žmonės, kurių jūs aplausite, tą dalyką supranta. Vienas klausimas. Toliau pas jūs įtraukta yra į tyrimą žmonės 50+. Šiais laikais žmogus, kuriam 50+ yra teenageris. Kodėl jie traukiami į tokius tyrimus, aš nelabai suprantu. Ir dar vienas dalykėlis, ar jūs neturite palyginimo šalių, o dabar jūs lyginat savo tam tyrime Lietuvą ir Belgiją su Vokietija. Ar korektiška daryti tokius lyginimus? Aš įsivaizduoju, buvo tas socialistinis lageris. Čekija, Bulgarija, ten Rumunija ir dar tos 3 Baltijos sesės, taip vadinamos. Tai, suprantat, būtų labai tikslinga ir būtų labai korektiška, jeigu jūs lygintumėt, gal sakysime, Europos kažkokį tai vidurkį su to buvusiu socialistiniu lageriu ir tam kontekste Lietuva matytųsi, kaip jinai iš tikrųjų realiai atrodo. Nes dabar, kam lyginti su Danija? Visi žinom, kur jie buvo ir kur mes buvom. Tai gal čia ne visai korektiška. Gal tik tai trūksta, gal jūs viską turite, tik tai nepateikė to dalykėlį. Ačiū. Gerai, tai pabandysiu greitai atsakyti visus 3 klausimus. Dėl klausimų interpretacijos.
Klausimai yra stengiamasi kiek įmanoma maksimaliai suvienodinti tarp skirtingų šalių, bet visgi tą reikia turėti omeny. Yra naudojama net ne 27, o daugiau kalbų, nes kai kurios šalys naudoja kelias kalbas. Tai pavyzdžiui, toj pačioj Šveicarijoje atliekama berods 3 kalbom ir taip toliau. Tai šiuo atveju tas yra tam tikras iššūkis, bet aš nemanau, kad tai yra milžiniški skirtumai, ypač kai kalbam apie tokį reikalą kaip savanorystė. Ar ne, kai kurių subjektyvių klausimų interpretacija, tai gali būti sudėtingesnis reikalas. Dabar kalbant apie 50-mečius, pačio tyrimo idėja yra įtirti žmonės, kurie yra prieš pensinio ir pensinio amžiaus. Tai yra Europos sveikatos išėjimo į pensiją ir žodžiai išėjimo į pensiją yra apie tai. Reiškia, mes žiūrime į žmonių, kurie dar nėra išėję į pensiją, į ją išeina ir joje būna situacija. Ir situacija pačiais įvairiausiais pjūviais. Sveikatos, finansinės būklės ir taip toliau. Dabar dėl šalių palyginimo. Jeigu aš būčiau sudėjęs grafikus su 27 šalim, mes nematytumėm nieko. Mano visose grafikuose buvo šalis, kuriuose situacija yra blogiausia, Lietuva ir šalis, kuriuose situacija yra geriausia. Ir šitoj vietoj taip, mes esame turbūt gerokai panašesni į buvusią socialistinio bloko šalis, bet ne, aš jas nenorėčiau orientuotis. Visgi aš manau, kad mes turėtumėm siekti ir kalbėti apie gyvenimo kokybę, laimę, paslaugų teikimą ir taip toliau, kas yra būdinga vakarų Europos šalims ar šiaurės Europos šalims, o ne socialistinio buvusio lagerio šalims. Ir iš tikrųjų, kai kuriais požiūriais, tos pačios socialistinio lagerio šalis gerokai tarpusavį skiriasi. Tai iš atminties, ką aš galiu, pavyzdžiui, pasakyti, kad noras išeiti pensiją kaip galima greičiau, dar dirbančių žmonių, yra labai didžiuliai skirtumai. Yra šalių, kur vos ne 70% nori išeiti, pavyzdžiui, Vengrijoje, tuo tarpu, pavyzdžiui, Estijoje, nepaisant to, kad jos abu priklauso socialistiniam blokui, tokių yra tik tai 30%. Tai šiuo atveju ir tas palyginimas ne visada yra visiškai vieningas, nes jau ir šitos šalis tarpusavį skiriasi. Tai šiuo atveju todėl aš rinkausi traukti visą šalis, akcentuojant geriausią situaciją ir blogiausią. Tai, manau, mums suteikia daug platesnį peizažą, kadangi mes esame toje pačioje Europos Sąjungoje. Papildant šitą klausimą, didžiulė iškyla tokia problema tam tikra, ypatingai vyresnio amžiaus politikos įstatymų rėmuose svarstant kontekste, kokia yra amžiaus riba, parinkama. Tai reiškia, jeigu jūs renkat 50+, reiškia, ir iki pensijinio amžiaus, sakykime, tai yra viena kategorija. Mano, taip sakant, gilių įsitikinimų jau darosi šitas reikalas. Kita visiškai kategorija yra seniorai, kurie jau gauna socialinio draudimo pajamas, pensiją gauna, yra dar kita kategorija. Jas suplakti į krūvą yra, sakykime, problematiška yra. Vat aš toks dalykas yra, vat jūs kaip mokslininkai, kaip tyrėjai, ar jūs nepastebit, kad tai yra vis dėlto 2 kategorijos turi būti, subkategorijos turi būti skirtos. Ačiū. Žinoma, tai jeigu jūs atkreipėte dėmesį, pas mane didžioji dalis skaidrių buvo 65+, ir tik tai kai kur aš imu 50+ žmonės, kai man reikėjo informacijos apie dirbančių žmonės. Nes 65+ žmonių grupėje dirbančių yra santykinai mažas jų procentas. Tai šiuo atveju iš tikrųjų taip, ir kaip aš minėjau, mūsų tyrimo idėja yra tai, kad apreipti žmonės prieš pensinio laikotarpį, išėjimo į pensiją laikotarpį ir buvimo pensiją laikotarpį. Bet taip dažniausiai darant analizę yra atskiriamos 2 grupės, tai yra jau išėję pensiją arba dar ne. Aš noriu paklausti apie tai, kaip siejasi šari tyrimai ir, tarkim, kiti rodikliai, tarkim, aktyvaus senėjimo indeksas, kuris, rečiau matuojamas, bet iš, tarkim, atsakymų ir ką pateikėt, labai persidengia pačios temos ir netgi klausimai. Tai jeigu aš gerai atsimenu aktyvaus senėjimo indeksą, jis ima labiau tokio valstybės lygmens statistinius duomenis. Tuo tarpu Šero tyrimai yra individualaus lygmens duomenis, tai yra apie kiekvieno žmogaus situaciją. Tai šiuo atveju taip, natūralu, temos persidengia, jeigu nepersidengtų, būtų tikrai blogai. Tada būtų arba su aktyvaus senėjimo indeksu, arba su Šero tyrimų problemos. Tai tiesioginio, kiek aš žinau, tiesiogiai Šero duomenys aktyvaus senėjimo indeksų nėra naudojami, kitiem indeksam yra naudojami, bet tematika natūralu, jinai turi persidengti. Gerai, tai dar kartą dėkui už dėmesį, dėkui už klausimus. Dėkojame